Sveiki, su jumis Osvaldas Vagelis ir kovo mėnesio laida apie Manijos moksleivių krepšinio lygą ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Šįkart matysite. Moksleivių krepšinio lygoje prasidėjo 2 ir 3 divizionų finalo ketvirtai. Apdovanoti naudingiausi vasario mėnesio krepšininkai Laura Želnytė ir Alvydas Žarskus. Taip pat jūsų laukia pokalbis su žalgiriečiu Mantu Kalniečiu Kauno ugniagesių centre vykusios socialinės akcijos metu ir svarbiausios moksleivių pirmenybių naujienos. O pradėkime nuo svarbiausio pastarojo mėnesio įvykio. Manijos moksleivių krepšinio lygą užpuolė savotiška kovo beprotybė. Prasidėjo lemiamos kovos. 2 ir 3 diviziono atkrintamosios varžybos ir finalo ketvirtai. Jūsų ekranuose kaip tik vienas šių iššūkių. Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje vykęs vaikų berniukų A čempionato 2 diviziono finalinis etapas. Čia netrūko nei adrenalino, nei karštų emocijų, nei intriguojančių akistatų. Ta puikiausiai gali paliudyti į pusfinalio mačą tarp Marčiulioniukų ir Kretingos sporto mokyklos susirinkę žiūrovai. Ką šiandien palaikote? Palaikau Kretingą. Atėjau sirgti, bet su seneliu už anūką Adomą. Ir kokį įspūdį šiandien palieka rungtynės, turint omeny, kad dabar yra finalo ketvirtas, finalinės kovos. Ar jaučiasi ta didesnė psichologinė įtampa aikštėje? Jaučiasi ir man atrodo labai arši kova vyksta. Ir vieni stengiasi, ir kiti stengiasi. Bet man atrodo, kad teisėjai truputėlį palaiko Šarūno Marčiulionio komandą kažkur. Taip jaučiu. Kaip manot, ar patiem jauniesiam krepšininkam reikalingos tokios rungtynės? Labai įtemptos turiu omenyje. Aš manyčiau, kad labai sveika. Čia ir užgrūdina, ir visokерiopai, ir psichologinė įtampa. Vienu žodžiu, man tai labai patinka. Kokį įspūdį šiandien palieka rungtynės? Gerą įspūdį palieka. Vaikai žaidžia, stengiasi, šaunuoliai. Žinoma, sergam už savo vaikus ir norim, kad jie laimėtų. Kurios palaikot? Marčiulionis. Marčiulioniukas. Turint omenyje, kad dabar vyksta finalinis ketvirtas, finalinės kovos, ar jaučiasi didesnė įtampa aikštėje ir didesnis jaudulys galbūt žaidėjų? Be abejo, ir žaidėjų, ir tėvų jaudulys, visi jaudinasi, ir treneriai jaudinasi. Visi. Tai sirgdami išliet ne mažiau nervų negu jaunieji žaidėjai aikštėje? Manau, kad taip. Ką palaikote šiandien? Marčiulionį. Kol kas rungtynės atrodo labai įtemptos, labai apylygės. Ar jaučiasi didesnė psichologinė įtampa? Turint omeny, kad finalinės rungtynės, finalo ketvirtas? Ne, tai vienareikšmiškai ir ta įtampa jaučiasi, ir rungtynių svarba, ir vaikus slegia, ir trenerių, ir žiūrovus. Tai manyčiau, kad labai geros rungtynės ir labai šaunu, tikimės laimėsim. O prieš mačą jaunieji krepšininkai kalbėjo daug apie tas rungtynės, nervinis jaudulys didelis buvo. Žinokit, treneris labai gerai nuteikia ir jokių, kaip tikri sportininkai. Viskas ramu, gražu, eisim, laimėsim, nugalėsim, mes geriausi. Naudingos tokios rungtynės, nervingos vaikams? Vienareikšmiškai. Tai grūdina kaip plieną. Visgi daugiau pagrindo švęsti tiek pusfinalyje, tiek finale turėjo Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos fanai. Marčiulioniukai kretingiškius palaužė 74-67, o finale privertė pasiduoti ir Mažeikių sporto mokyklos auklėtinius rezultatu 67-59 bei iškovojo aukso medalius. Pralaimėjusiųjų gretose neišvengiamai šmėžavo nusivylimo kartėlis, o nugalėtojai atrodė tarsi ant sparnų ir žadėjo įveikti ne tik visus konkurentus Lietuvoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ko pritrūko visgi pabaigoje? Neįmetėm iš po krepšio, patys klaidų pridarėm daug ir jiems pakrito biškį. Ar galime sakyti, kad ir jaudulys šiandien darė savo, ar jautėte psichologinį įtampą? Buvo jaudulys, nes kitoje aikštėje prie žiūrovų sunku. O tai, kad atkrintamosios rungtynės finalo ketvirtas dar pridėjo įtampos? Taip, jau pridėjo, nes lemiamas, Apskritai, koks jausmas žaisti finalo ketvirtį? Tos rungtynės yra skirtingos negu visos kitos? Turi savo kažkokio šarmo? Taip, nes gali įrodyti, kad geriausias, bet mums nepasiseka. Amerikoje studentų lygoje vyksta kovo beprotybė. Ar galima palyginti, kad Lietuvoje tokia mini vyksta kovo beprotybė? Taip. Tai visų pirma sveikinam su pergalė. Ar skiriasi šitos rungtynės nuo visų kitų? Tai, kad finalo ketvirtos atkrintamosios, tai skiriasi kažko?
skiriasi tom, kad įtempta kova būna, yra svarbu kiekvienas taškas ir reikia žaisti iki galo. Jautėte šiam psichologinį įtampą, matėm ir daug žingsnių, daug neštų kamuolių buvo. Jau visa komanda jautė įtampą, bet pavyko nugalėti. Mes laimėjom! Mes Studentų lygoje JAV vyksta kovo beprotybė, jeigu žinot tokią. Ar jo? Ar turit šūkį kažkokią komandas? Galit padaryti? Linuksas aš. Linuksas esu. Kas laimėjo? Tuo metu treneriai į įvykius aikštėje reagavo kiek ramiau, tačiau sutartinai pripažino. Tokios įtemptos dvikovos 14-mečiams suteikia neįkainojamos patirties. Ar jautėsi tą psichologinę padidintą įtampą, turiu minėti, kad finalo ketvirtas daug ir tokių žingsnių ir neštų kamuolių šiandien matėm? Gal ne finalo ketvirtas. Mes sezono metu būtent su Kretingų sporto mokyklos komanda žaidėm labai lygiai. Pirmas varžybas namuose laimėjom po pratęsimo, antras varžybas Kretingoje nelaimėjom, pralošėm 4 taškais. 4 taškais pralošėm, tai iš tikrųjų buvo aišku, kad bus labai geros varžybos. Aišku, finalo ketvirto įtampa gal šiek tiek padarė tom klaidom. Tiek klaidų mes nedarėm sezono metu, nei mes, nei jie. Pataikymas šiandien šiek suvavo tiek mūsų, tiek jų, bet tas ir įdomumą sukėlė. Naudingos tokios rungtynės įtemptos jauniesiam krepšininkam? Na, visą laiką tikrai. Lengviau, aišku, būna, kai laimi daug taškų, ramiai išeini, bet ir būtent auga tavo lygis, žaidimo branda, ne, kai tu žaidi lygias varžybas. Kai tau reikia įmest svarbų metimą, rungtynių gale, kai turi įmest baudą. Ugdosi krepšininkai tai. Amerikoje studentų pirmenybėse vyksta kovo beprotybė, toks reiškinys, ar galime kalbėti, kad Lietuvoje mini tokia kovo beprotybė? Galim, baigėsi 3 divizionai, baigėsi 2 divizionai, visi finalo ketvirtai, visi su visais žaidžia, pralošia, iškrenta, principas tas pats. Labai prastai pataikė. Manau, kad čia buvo pats prasčiausias pataikymas mūsų per visą sezoną. Nes metėm 75 dvitaškius, pataikėm tik 21. Tai čia jau yra, manau, kad super blogai. Šitiek pramesti metimų net rungtynių pabaigoje praktiškai vis kamuoliai lieka pro šalį. Kaip manot, kas tai lėmė? Jaudulys, įtampa, nuovargis? Jaudulys, todėl kad vis tiek mes esam Kretinga, tai ne Vilnius, vaikai nepratę prie tokiuose varžybose. Trūksta to žaidybinės patirties ir tai atsiliepia. Galbūt žaistumėm daugiau, galbūt ir lengviau žaisti. Tai, kad vyksta finalo ketvirtas tokios lemiamos rungtynės, kai negali pralaimėti, dar prideda tos įtampos? Kas be ko, nes vaikai jaudinasi, mūsų lyderis šiandien pats prisipažįsta, sakau, kas yra, gal Sergis sako, ne viskas gerai, bet nemačiau, kad jisai žaistų. Visgi, jeigu kalbėtume apie svarbą ir apie naudą, turbūt suteikia daug būtent tokie mačai žaidėjams, ypač jauniems. Aš manau, kad tos varžybos turės naudos, kitais metais manau, kad tikrai tai padės mums patobulėti, pagerinti savo žaidimą. Manau, kad tikrai žaisim irgi gerai ir sužaisim dar ne vienas geras rungtynės. Mėnesio žvaigždės skiltyje šįkart jums pristatome Kauno Žalgirio atakų dirigentą Mantą Kalnietį, kurį sutikome lankantis gražioje Lino Kleizos jaunimo ugdymo centro socialinėje akcijoje Kauno Gaisrinėje, kur vaikai iš globos namų buvo supažindinti su ugniagesio profesija. Mantai, ar dažnai tenka dalyvauti panašiose socialinėse akcijose? Ne kiekvieną dieną, bet dabar pasitaiko, tų akcijų daugėja ir su vaikais tiek vienokiuose, kaip pasakyti, mokyklose, tai dar kažkur, tai va dabar gaisriniai, tai atsiranda tokių dalykų. Anksčiau to trūkdavo ir ypač kai ateina kažkas iš krepšininko, ar nebūtinai krepšininkų, kažkas iš žinomų žmonių, tai vaikams, man atrodo, buvo tokia šventė ir jie daugiau atkreipia dėmesį tai, ką pasakojam. Tai, na aišku, aš atsimenu, pats esu kažkada šitoj ekskursijai tokioj, bet buvo su mokykla ir po gaisrinę vežiojo, tai dar dabar atsimenu. Dabar jeigu prisimintume moksleivių krepšinio lygą, kažkada pačiam teko žaisti, kokie pirmieji prisiminimai iš tų laikų ryškiausiai iki šiandien išliko? Didžiausiai prisiminimai, kaip pasakyti, tos pergalės, tie pralaimėjimai, kaip atrodo, kad nieko svarbiau pasaulyje nėra už tas varžybas ir dabar tai pagalvoju juokingai, bet tuo metu tai buvo labai dideli iššūkiai ir tai buvo, nežinau, svarbiausi dalykai gyvenime praktiškai. O ką pastaruoju metu girdėjai apie moksleivių krepšinio lygą? Kad kuo daugiau, tuo labiau plečiasi ir kaip pasakyti, dėmesys didėja ne tik iš kaip žaidėjų, bet ir
ir rėmėjų atsiranda, ir per televizorių, kiek girdėjau, vienas kitas varžybos įdomesnės parodo, taip auga tas susidomėjimas ir talentų daugėja. Kolega Jonas Mačiulis yra minėjęs, kad galbūt dabar tie jaunieji krepšininkai netgi per daug sužvaigždėja, kaip minėjai, jiem rodoma daugiau dėmesio ir lengviau patikėti, kad galbūt tu jau esi čia žvaigždė, štai tave rodo, kaip manai, nėra tas paplitęs reiškinys ir kaip nuo to apsisaugoti galbūt? Aš manau, kad žinai, kiekvienas žmogus atskirai, kaip priklauso, kiekvienas individualus yra ir čia nuo jo priklauso, ar jisai taip galvos. Man aišku, gal tiek prideda kartais, bet kaip minėjau, kad jeigu tu tikrai supranti, ko nori, ko sieki, tai tau tas labai trukdyti neturėtų, o šiek tiek gal ten tas dėmesys, persirgsi, kaip sakote, žvaigždžių lyga, ten gausi gerų pamokų ir baigsis. Tėvų dėmesys, tėvų įtaka labai svarbi šioje vietoje? Aš manau, kad taip, bet kartais aš girdėjau dabar, kad yra kartais jau tokia problemėlė pasidarė, kad tėvai kartais net per daug kišasi į tą moksleivių, sakykime, lygos gyvenimą, taip kad tėvai turėtų palaikyti, bet tikrai neturėtų tėvai galvoti, kad geriau supranta už treneris tą krepšinį ir taip toliau. Na ir tavo sėkmės receptas, ką patartum jauniesiems krepšininkams, ką reikia padaryti, norint pasiekti sėkmingą karjerą? Tai čia ne tiek krepšininkai, kiek visiems žmonėms, kad jeigu tau tas dalykas patinka, tai dirbti tai iš visų jėgų ir niekad nesustoti, kad ir būna nesėkmingų dienų, bet stengtis toliau ir tiek krepšinė, tiek kitur, visur kitur, tiek pačio gaisrinė. Jeigu tu dirbi tą mėgstamą darbą, tai daryk tai iš visų jėgų ir nesimuliuok. O to pačiam buvo tokių sunkių akimirkų, kai galbūt norėsi viską mesti ir pagalvoji, kad gal neverta to daryti toliau? Mesti kažkaip krepšinio tai man niekad nesinorėjo, bet aišku, būna ir tiek dabar, tiek anksčiau buvo tokių sunkių dienų, kai nesiseka ir atrodo, kad nieko nebemoki, bet ką, išsimiegi kitą dieną, vėl kitą ir vėl eini iš naujo dirbti. Vaikai, man tas nori, sakoma, nuo savęs ir nuo moksleivių lygos padovanoti jums saldainių truputį, kad kai valgysit, prisiminsit apie ugniagesio profesiją, apie šią išvyką ir, manau, prisiminsit tą patį mažą. Dabar padarykime trumpą pertraukėlę, o po jo supažindinsime jūs su naudingiausiais vasario mėnesio MKL krepšininkais ir svarbiausiomis lygos naujienomis.